Taigi jūs čia neturit galiojančius nuomos sutarties, tiesa. Noriu, kad suimtumėt mane, parodys, kokie blogi pareigūnai esat, parodys, kokie durniukai esat. Kol kas tu be antrankių, supranti. Aš esu išsilavinęs, esu daktaras, puiku, aš tas neklausiu, kokius mokslus baigęs, nesvarbu. Jis sako, kad gyvena čia 2 metus, čia juk motelis, ne, nesvarbu. Turi turėti nuomos sutartį, nieko man nereikia turėti. Jis moka kas mėnesį tiesiog ar kas savaitę. Gerai, išmeskit mane, vyručiai, taigi šiuo metu neturi galiojančios nuomos sutarties. Tu čia laikinai apsistojęs mokė savaitę, moku grinais kas savaitę. Danutė prašo, kad paliktum patalpas dabar. Ir ji nori uždrausti tau čia išvis lankytis. Tikrai ne, aš juk nieko nepridariau. Tuoj pasikalbėsim su ją, su savininku kalbėkitės. Jūs Danutė? Taip, ponė. Partneris su jumis kalbėjosi, noriu šiek tiek informacijos. Kiek tas vyrukas jau čia gyvena? Na, jis jau kurį laiką. Jis neparodė jokios nuomos sutarties, pasitiklinkit, kaip čia kas yra. Čia tiesiog moki kasdien arba kas savaitę. Tol, kol nedarai jokių nesąmonių ir laiku moki nuomą, nenuperdi patalpų, tada gali likti. Kada jam buvo liepta sumokėti ir jis to nepadarė? Vakar turėjau mokėti, bet jam kažko stogą rovė. Prašiau šį ryt, paskiau, kad vėluoja mokėti, paskiau, kad privalo sumokėti šiandien. $595 skoloj. Na, situacija aiški. Lyg norėt, kad jam uždraustume lankytis čia, tai prašyčiau, aišku. Ką tik šnekėjau su ponia Danutė, o su savininku šnekėjai, čia viešbutis mokai kasdien ar kas savaitę. Supranti, čia nėra jums nuolatinė gyvenamoji vieta. Danutė prašė jūs vakar sumokėti, nieko jį neprašė, o tu nesumokėjai. Prašė sumokėti šiandien, vėl nesumokėjai. Taigi situacija tokia, tu esi išprašomas iš šių patalpų, supranti? Taigi ką aš tau noriu pasakyti? Atvykome mes, policijos pareigūnai, ir prašome susirinkti savo šmutkės ir palikti šias patalpas. Jie nebenori, kad čia būtum. Niekur aš neįsiu. Eik atsinešk antrankius, eik atsinešk. Aš juk nesipriešinu. Užsidirbai dar vieną kaltinimą. Ar tu viską filmuoji? Taip, puikumėlis. Filmavau, kai parašiau tavęs išeiti. Jūs elgėtės agresyviai, mane pargriovėte ant žemės, nors aš nerodžiau jokio agresyvumo. Kai bandom tai sulaikyti, o tu pradedi makaluotis, tabalotis, tai vardinama kaip pasipriešinimu. Aš nesistumdžiau, jūs patys prie manęs kabinėjotės. Gerai, padėsim tau atsisuoti 1, 2, 3. Nesužavėtos jūsų elgesiu. Padarai sprendimo, tai pasiekmės. Tu tik bandai parodyti, kad esi viršesnis, tu elgies kaip didelis piktas šuo. Norėtum myšt mane, jeigu tik galėtum. Taip nepavyks, aš esu super protingas jum. Ar atneš būtent kažkurios batus ar sandalus, pasakyk. Paimsiu batus ir maikę, priprakaituosi man čia pilną mašiną. Jūs vyručiai mane tiesiog užpuolė, tiesiog apgailėtina. Aš jūs nesielgiu agresyviai, tiesiog tikrinu jūs, ar esate mąstantis, ir tai turbūt buvo didžiausias įžeidimas jums. Aš juk nenorėjau su jumis grumtis, aš jums gerai padėliau, jūs nieko nesuprantat. Ar žinai, aš pažįstu Kiperį Sauterną, jo tėvas Džonas ką tik mirė. Tikiuosi, tau bus suteikta reikiama pagalba, vyruti. Man reikia advokatų, šis paduosiu į teismą, pradėk ieškoti kito darbo, tarkim, McDonald'e, nes kitokio tu jau nebegausi. Jūs negalėjot mane suimti, turėjote išspręsti situaciją, rasti lengvą kelią iš visko, dabar vaidina čia stiprius vyrukus, žaidžia savo žaidimą. Norėčiau, turbūt tikėjotės, kad sulaikėt mane ir aš priešinsiuos ir turėsiu ginklą ir tada galėsit mane nušauti, bet aš šio neišsitraukiau. Vietoj to, kad vystytum savo intelekto galimybės ir galėtum tinkamai apklausti ir spręsti ir sugebėtum mažinti įtampą situacijos metu, mažo intelekto žmonėms dažnai metami iššūkiai. Aš juk jos atsiprašiau dėl savo elgesio. Aš vakar pasirodžiau, pasakiau, kad sumokėsiu ketvirtadienį. Mes norėjom padaryti gerą vakarėlį čia, kurį būčiau finansavęs. Ji neturės, ką man pasakyti po viso šito. Mes buvom draugai iki šiandien, bet dabar ji per daug vartoja narkotikų ir alkoholio. Ir va, kas po viso šito atsitinka.
Žiūrėjai mano piniginę, radai ten pinigų. Ten buvo $500. Turbūt jų nebus, kai grįšiu, žinosiu, kas pavogijos, viskas nufilmuota, gerai. Bus nufilmuota, kai pažydžiat mano teisės. Padarėt kratą be orderio. Nedarėme skratos, tik to rūbus paėmėm. Įjote mano apartamentus be mano leidimo ir mane išsitempėt iš viešbučio. Ten nebe tavo apartamentai. Aš sumokėjau už juos, tavi išmetė juk. Tu nesumokėjai, viskas, lipk į mašiną. Aš bandau. Nebešneku su tavim, lipk į mašiną. Lipk į mašiną, aš laikau tave. Nematau to kitos rankos, kažką ten bandai paimti. Tiesiog nemačiau, ką ten daryk, jau linksėjęs, aš nežinau, kokį velnį rizgi. Viskas gerai, bet turėtum suprasti iš mano perspektyvos. Aš juk nevirčiau greičio, ko tu prikibai, aš sustau prie šviesoforo. Ir tu čia paskui mane sustabdėjai be priežasties. Duodu tau savo teisės. Matai baltas juostas, ant stop linija, turi prie jo sustoti. Kažkur ten sustojau, tu šis baigi toj pusėj. Nenorėjau perdurti, viskas gerai, skaityk, ką tau reikia. Turi mašinos dokumentus. Tavo mašina registruota ant tavęs? Ne, draugelio mašina. Draugo, kas jis toks? Nu, draugelis, draugelio mašina. Koks tavo draugo vardas? Tomikas Filipas. Tomikas? Ir Sally Phillips. Uždaviau paprastą klausimą, kodėl priešiškai nusiteikęs. Visai nepriešiškai. Aš buvau prie stop ženklo. Skaityk, ką tau reikia. Kiek čia gali skambinėti? Kas tau yra? Aš tik sakau, aš nesuprantu, kas vyksta, kodėl aš esu sekamas. Bet tu skaityk, ką tau reikia. Privet, girdi? Pasakyk man priežastį, kodėl mane sustabdėt. Tu ateisiu ir paaiškinsiu tau po sekundėlės, gerai? Ne, aš juk tai sustabdžiau. Tavo mašina? Ne. Ne mano mašina, tai kieno mašina? Draugelio mašina čia. Draugelio, taip. Iš kur žinai Tomiką? Užaugom kartu Kėdainiuose. Pažįsti jį ir jo motiną. Pažįstu abu, užaugau kartu su juo. Kiek jo mamai metų? Nežinau, apie 50. Supratau, pagyvenus moteris. Supratau. Jo, čia mane kažkaip greit pristabdė. Jo, mane sustabdė. Sako, kad pravažiavau stop liniją ar kažką tokio. Aš prie pusbrolio namų, prie sporto salės. Pareigūnai sako, pravažiavau stop liniją. Nesuprantu, važiavau, pilna mašinų buvo. Jie aiškina, kad pravažiavau liniją. Aš dar šito tau neskiau kol kas. Gerai, užteks kalbėti, padėk dabar telefoną. Na ir kągi mes turim. Turi medicinės marihuanos kortelę. Ar turi medicinės marihuanos kortelę? Ne, neturiu kortelės. Nu tu ir durnelis, vyruti. Sužygtas durnelį, ką išdarinėjai, duok savo ranką. Duok savo šūdiną ranką, apsišiktų, sušiktas durnelį. Aš žinau, čia juk ne mano mašina. Man nušik tavo mašina ar ne? Aš juk sustojau, kodėl bandėjai bėgti? Duok savo sušiktą ranką, pasakiau. Aš nesipriešinu. Nu ir kas dabar, durniuk? Nepavyko pasprūkti nuo manęs. Aš dirbau kalėjime ir čia ne mano mašina, jau nebedirbi. Verskis ant šono. Stokis. Va dar vienas sušito aliuminio folijos gabalas. Jo prie padangos. Jis numetė prie padangos. Aš nieko nemečiau, nieko nedariau. Ei, vyruti, kas yra? Nusiramink tu. Aš bandau šunie, atsipalaiduok, kvėpuok, nusiramink, viskas baigta. Žinau, kad baigta, bet dabar turėsiu daug bėdų. Viskas baigta, raminkis, viskas. Viskas, aš daugiau nieko neiškrėsiu. Nusiramink jau, viskas baigta. Labas rytas, viskas gerai tau? Ei, vyrutė, aš norėjau net panaudoti savo ginklą, kai link mašinos. Viskas gerai? Oi, ne.
Klausiu, ar tu nesužės, ar to viskas gerai, visiškas šūdas. Šūdas, kaip čia taip nutiko? Šūdas. Kai šitą darai, oi, prisidirbau. Yra kitų būdų, kaip tai išspręsti. Aš jau sakiau, nereikėjo bėgti. Aš jau galėjau sprukti, bet aš neiššokau iš mašinos. Gerbiu tave už tai. Bet viskas įvyko, kaip įvyko. Aš nesakiau, kad narkotikai tavo. Sėdėjau pirštinės, apieškosiu jį. Tau viskas gerai, tu niekur nesužeistas. Turiu leidimą nešiotis ginklą. Norėjau gauti, bet neturiu. Aš jau laikiausi, kad gauti leidimą, bet tai leidimo neturi. Maiše jis. Jis po mano sėdynę. Ar jis jau sėdės kalėjime? Ne, nesu. Ne, aš tik dirbau kalėjime. Bandymas bėgti nepadės to šiuo atveju. Aš nesu prisidirbęs, negalėjau juk viską pasakyti. Čia ne mano mašina, joje yra narkotikų, o ne bandyti pabėgti nuo mūsų. Nu, aš juk sakiau, kad... Aš juk pasakiau, kas yra mašinui. Aš nešniku apie žolę. Jis klausė, ką ten slėpi tą maišelį. Aš juk pasakiau. Paimk ir sodinkit tą mašiną gerai. Šiandien tiek Amerikos faruose. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų video.